Tai sveiki visi, aš esu Viktorija. Labas, Viktorija. Tai žodžiu, norėčiau, gal sakyčiau, kad pratęsti tai, ką Paulius šnekėjo, tik truputėlį gal iš kitos pusės. Tai pamokslo pavadinimas bus Dievo realybė ir žmogaus realybė. Ir pradėsim nuo Jono 15 skyriaus, nuo 1 iki 10 eilutės. Jono 15, nuo 1 iki 10. Skaitau. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip tėvas mane mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Tai ką sako šitas skyrius? Antra eilutė sako, kad kiekvienas, kas neneša vaisiaus, tas bus išpjautas, o tas, kuris duoda tą vaisių, jisai bus apvalytas. Ir 4-5 eilutė sako, kad kaip jau bebūtų, mes nieko negalim patys nuveikti. Kaip mes norėtumėm, ar ne, kad mes galėtumėm viską patys kontroliuoti, viską patys daryti, o raštas sako kitaip. Be jo mes nieko negalim nuveikti, kaip ir Paulius sakė prieš tai. Mes nieko negalim padaryti be jo, nes jis yra vynininkas, mes esam šakelės. Visa gyvybė, viskas ateina iš jo. Jeigu mes esam ne su juo, mes esam tos šakelės, kurios sudžius ir mes būsim išmesti. Tokia yra realybė. Deja, deja. 6 eilutė sako, jeigu nepasiliksit many, būsit išmesti laukan. Sudžiūsit kaip šakelės. 7 eilutė sako, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Bet žinot, tie prašymai turi atitikti jo valią. Negali būti taip, kad aš noriu čia ir dabar duok man. Čia ne kaip tas automatas, kur įmeti monetą ir iškrenta pasirinktas gėrimas, kurio tu nori. Jėzus netoks. Tie visi prašymai, jie turi atitikti jo valią. Žinot, mes dažnai darom taip, mes pasiemam kažkokią rašto eilutę iš Biblijos, kuri mums atitinka, tarkim, tą situaciją ir mes kaip su automatu pradedam šaudyti dangų. Ten pavyzdžiui, aš galiu visą Kristuje, kuris mane stiprina. Labai gerai eilutė tinkanti bet kokią situaciją. Neinu per sunkumą. Eilutė puikiai, labai gerai. Ir aš šaudau tą eilutę. Dieną šaudau 2, gerai, kiek aš turiu tikėjimo. Tarkim, jeigu labai valingas, turiu 3 dienas tikėjimo. Niekas nesikeičia. Niekas nesikeičia. Ir tu šaudai. Spjaudai ir gaudai ir niekas nesikeičia. Ir tada tu prieini išvadą. Tu Dievo žodis neveikia. Tu čia nieks nevyksta. Aš Dievo žodį kalbu. Taigi aš ne pats susigalvau, tai parašyta Biblijoje. Bet žinot, iš savo krikščioniško gyvenimo, ką aš labai supratau. Gerai, Dievo žodis taip, jisai yra tiesa ir mes skaitom, bet o ką Dievas tau asmeniškai kalba į tą situaciją? Ar jis tau pasakė, kad tu gali visą Kristuje,
kuris tave stiprina būtent į tą situaciją. Ar tu tiesiog pasiėmei, susigalvojai pats, kad tu gali visą Kristuje ir šaudai tą eilutę. Nes čia yra esminis skirtumas. Esminis skirtumas. Tai mūsų tikslas yra iš jo gauti, iš to santykio. Ir tada mes prašom pagal jo valią ir jis mus girdi, nes mes tikrai žinom, kad Dievas mums prašnekėjo būtent į tą situaciją. Ir kad aš galiu visą Kristuje, kuris mane stiprina. Ir tada aš prašau pagal jo valią tiksliai, nes jis man tai pasakė. O čia yra esminis skirtumas. Ir tada mes matom, kaip tas žodis veikia. O ne tiesiog pasiėmiau, šaudau, kuri man eilutė patinka ir tada priėjau išvadą. Dievo žodis neveikia. Deja, deja. Tai čia yra labai svarbus momentas. Ir nuo 8 iki 10 eilutės, kad pasilikimas jo meilėje reiškia vykdymą tai, ką jis tau kalba. Ne taip, kad aš myliu Dievą, skaitau Bibliją, einu į bažnyčią, meldžiuosi, reiškia aš myliu Dievą. Ne. Pasilikimas jo meilėje reiškia vykdymas tai, ką jis man kalba. Tai reiškia, kad aš ir jis, mes esame meilėje. Va čia yra meilė. Tai irgi yra labai svarbus dalykas. Ir tai, ką mums dažniausiai kalba Dievas, nežinau kaip jūs, bet mano situacijos visą laiką priešingos būna. Man Dievas pasako vienaip, o mano situacijos visą laiką būna priešingos. Tai, ką aš matau savo fiziniam akim, tai netitinka visiškai to, ką man Dievas pasakė. Yra jums tai buvę? Atrodo, tu žiūri, Dievas sako vieną, o tu žiūri ir tu matai, kad čia, be šansų. Čia niekada nebus. Čia visiškai priešingai. Kaip Dievas gali taip matyti? Dievas visiškai pasako priešingai, negu mums atrodo. Ir Jono 20 skyriui, paskaitykim, nuo 19 iki 26 eilutės. Čia situacija jau, kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir jisai pirmą kartą pasirodė savo mokiniams. Jono 20 skyrius, nuo 19 iki 20 eilutės. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems ranką ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo Dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vynių žaizdų ir neįbesiu piršto į vynių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankos į jo šoną, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Ką Jėzus pasakė? Pirmi žodžiai kokie buvo? Kas prisimena? Garsiau. Taip. Kiek kartų jis pasakė ramybė jums? Ne, 3. Pirmi žodžiai. Neatrodo jums keista? Kodėl jo pirmi žodžiai buvo ramybė jums? Ne, oho, sveiki, aš prisikėliau. Neatrodo jums keista. Kokios buvo mokinių aplinkybės tuo metu? Jėzus ką tik buvo nužudytas ir visi mokiniai dėl žydų baimės lindėjo kambarį, užsirakinę. Jie bijojo. Ko jie bijojo? Kad jos irgi užmuš. Jie labai daug ramybės turėjo. Ir pirmi Jėzaus žodžiai buvo: ramybė jums. 3 kartus. Ir visiškai netitinka situacijos esamos, kai žiūri tai paprastai, ar ne? Kokia čia dar ramybė? Mus gali toj užmušti, kokia čia dar ramybė. O Jėzaus žodžiai buvo: ramybė jums. Ir jie atrodo visiškai nelogiški. Bet tie žodžiai buvo visa tai, ko jie galėjo laikytis.
ramybė jums. Tie žodžiai buvo ramybė jiems tuo metu. Sako Romiečiams 10:17. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Mes gaunam tą tikėjimą tik tada, kai Dievas mums asmeniškai prakalba. Nes tikėjimas, žinot, toks dalykas yra. Vieną dieną atsikėliau, saulė šviečia, paukščiukai čiulba, aš labai tikiu, viskas gerai, kitą dieną atsikėliau, lietus lyja, nuotaikos nėra, aš nebetikiu. Niekam nėra tai buvę. Man labai daug kartų tai buvę. O kodėl tai buvę? Nes aš pati susigalvojau. Nes aš prisitaikiau rašto vietą į savo situaciją, nes man labai gražiai viskas susidėliojo ten. O ar Dievas man prašnekėjo tuo metu? Galbūt ir šnekėjo. Galbūt aš negirdėjau, galbūt aš nesupratau. Bet aš neturėjau to tikėjimo tik dėl to, kad aš asmeniškai neturėjau patvirtinimo iš Dievo. Čia yra esminis dalykas, iš kur atsiranda tikėjimas. Iš Dievo žodžio, kai jisai tau asmeniškai prakalba į situaciją ir kai tu asmeniškai išgirsti iš jo. Tada tu turi tikėjimą, tada tu pasiėmė eilutę ir tada tu sakai ir skelbi tą eilutę ir tada tai atneša skirtumą. Tada atsiranda atsakymai, o ne tada, kai tu susigalvoji ir išsitrauki iš konteksto pats. Tai yra esminis skirtumas. Tai dabar aš noriu truputėlį pasidalinti su jumis, kaip man asmeniškai sekėsi laikytis tai, ką Dievas man šnekėjo. Praeitais metais, vasario mėnesį, aš gavau iš Dievo pažadą, kad aš turėsiu vaiką. Jis man pasakė vasario mėnesį taip, kad maždaug po metų tu glamonėsi sūnų. Ir tada aš pastojau gegužę, ir kaip jūs įsivaizduojate, aš įsivaizdavau, kaip atrodys mano visa kelionė iki to pažado. Tai išsirinkau gimdymo namus, žinoma, krikščioniški gimdymo namai, niekasgi negimdo kitur. Nuvažiavom su Pauliumi ekskursiją, pasidarėm visas paskaitas, suvaikščiau su visais ten jau, laba diena, viskas jau žinau, kur eisiu, viskas žinau, kaip atrodys gimdymo diena, tai aišku, Paulius turbūt greitai mane supakuos, nuveš į gimdymo namus, ten žodžiu, viskas, paukščiukai čiulbės, saulė švies, nesvarbu, kad bus vasaris, gal dar gražiai pasnigs, pagimdysiu, visi su balionais, su gėlėm, su puokštėm, aleliuja, šlovė viešpačiui, Dievo pažadas išsipildė. Tokie buvo mano lūkesčiai. Aš turėjau tokius lūkesčius, nes Dievas man davė pažadą. Tai vadinasi, viskas bus super, viskas nugalėta. Ne? Išėjo. Ne visai taip, kaip aš tikėjausi. Žodžiu, gruodžio 18 dieną, mano terminas buvo vasario 10 dieną. Tai kaip ir Dievas pasakė, kad po metų. Žodžiu, gruodžio 18 dieną aš nuėjau pas gydytoją, tiesiog sugalvojau, kad aš noriu pasiskiepyti nuo kokliušo, nes rekomenduoja, žodžiu, kad vaikas įgautų imunitetą ir kad jisai nesusirgtų per tas pirmasias savo gyvenimo savaitės, žodžiu, tai tiesiog rekomenduoja pasiskiepyti nuo kokliušo. Ir aš nuėjau pas šeimos gydytoją, žodžiu, o mano apsilankimas, žodžiu, aš nuėjau ketvirtadienį, mano apsilankimas tas reguliarus pas ginekologę turėjo būti pirmadienį. Tai, žodžiu, aš ketvirtadienį sėdžiu pas šeimos gydytoją ir visada seselė pamatuoja spaudimą, kai tu ateini. Apžiūri, ten, žodžiu, surašo, jinai matuoja man spaudimą ir sako, toks didokas spaudimas. Sakau, ką žinau, sakau, viskas gerai, o man viskas gerai. Ir sako, jeigu taip visą laiką, tai reikėtų susirūpinti, gal, sako, laiptais ten užbėgot ar kažką, galėjo pakilti. Sakau, tai tikriausiai. Ir, žodžiu, kaip tik tą rytą aš buvau pridavus kitus tyrimus, kas kart reikia priduoti šlapimą ir kaip tik atėjo man atsakymai ir mano šlapime rado baltymo. Tai nėra gerai, šiaip jo neturėtų būti. Ir tada aš kažkaip suvedžiau, aukštas spaudimas, baltymas, čia kažkas turbūt nelabai gerai, nes jau 2 dalykai. Ir, tai aišku, paklausiau ChatGPT, nes mano medicinos žinios tikrai nėra labai geros. Bet aš labai džiaugiuosi, nes jis man pasakė, kad tu turi kreiptis į gydytoją skubiai. Aš tikrai nebūčiau sugalvojus. Mūsų charakteris yra toks, kažkas yra ir toks, tai čia gerai, viskas praeis, tai susitvarkys.
Na, aš galvoju, dar tada aš truputį pamiegosiu, galvoju, dar čia laiko yra. Galvoju, nukris man tas spaudimas, Paulius per tą laiką nuvažiavo spaudimo aparatą nupirkti, nes mes tokio dalyko namuose neturim, nes kas turi jaunas žmogus spaudimo aparatą? Tai močiutės turigi spaudimo aparatus, tu nueini pas močiutę, ant bairio pasimatuoji ir viskas, taigi tu neturi tokio dalyko namuose. Tai Paulius nupirko man tą spaudimo aparatą, aš pamiegojau, žodžiu, atsikeliu, kad mano tas spaudimas ten iš vis 170, man ten kažkiek, kur, tarsi ten jau kosmosas, kur normalus yra 120, tas viršutinis rodiklis, mano ten buvo 170. Nu jo, gal turbūt kažkaip nelabai čia gerai. Tada pasiskambinau savo ginekologijai, jinai sako, važiuok į priimamąjį. Ir aš taip sakau, tai čia mane guldys, neguldys. Nu, sako, pasiruošk, neaišku, guldys, neguldys, bet sako, pasiruošk. Nu, aš ten įsimečiau ant bairio kelis dalykus, galvoju, nu, tai nuvažiuosiu, kažką pasižiūrės ir paleis namo. Nu, ir aš nuvažiavau į priimamąjį su Paulium, mane greitai priėmė, apžiūrėjo, sako, viskas guldom. O aš taip, akis taip, nu gerai, guldom. Ir man nustatė preeklamsiją, tai ta preeklamsija yra tas aukštas spaudimas ir tas baltymas šlapime, kuris gali skatinti placentos atšokimą. Placentos atšokimas tai reiškia, kai placenta atšoka, tavo vaikas nebegauna jokių maistinių medžiagų, deguonies, ir jis tiesiog miršta. Tai gydytojai stebi tokias situacijas labai. Tai mane, žodžiu, paguldė viską ir sako, mes brandinsim kūdikio plaučius, kad jeigu ką, kad, žodžiu, galėtų greit atlikti Cezarį. Tai jie subrandino tos plaučius. Ir, žodžiu, aš taip supratau, kad aš jau nepagimdžius iš ligoninės neišeisiu. Ir buvo ten šventės, tas visas, aš galvoju, ar išleis gal mane. Bet, nu, taip jau man pasakė, sako, mes stebėsim tave ir sako, tu jau, tu be vaiko neišeisi iš čia. Tai supratau, kad, nu gerai. Ir dar ten buvo su manim tokia moteris, kur irgi ten dėl kraujotakos gulėjo. Galvoju, kaip jai čia sunku, jai čia laukia to Cezario, o man ten viskas gerai, aš ten vaikštau visą patenkinta. Ir, žodžiu, viskas buvo fainai. Ir tada sekmadienį man pasidarė bloga. Kažkaip gulėjau ir ten visą laiką kiekvieną dieną daro tyrimus, tai ateina su tokio aparatu ir matuoja kūdikio širdies tonus. Uždeda tokius 2 blynus ir jie girdi, žodžiu, širdies plakimą ir tu ten turi spaudyti, kada judesiai yra. Ir, žodžiu, vyksta patikra kūdikio. Ir man to tyrimo metu kažkaip pasidarė labai bloga, aš išsikviečiau tą prižiūrėtoją, kuri ten buvo. Jinai greitai iškvietė gydytojus, tie gydytojai atėjo ir staiga aš jaučiu tokį puf. Ir prasidėjo kraujavimas ir aš supratau, kad čia kažkaip negerai jau. Tai pasirodo, man atšoko placenta. Tai įvyko tas, kas tikėtina, kad gali įvykti preeklamsijos metu. Tai jie mane greitai ten supakavo, aš dar spėjau tik tai Pauliui paskambinti, buvo ten po 6, gal 4. Žodžiu, greitai paskambinus, sakau, viskas, aš jau gimtau, jau gali važiuoti. Tai po 6, 4 ar gal 6 aš paskambinau Pauliui, po 6, 18 vaikas jau buvo out. Kada jį jau išėmė, man padarė pilną narkozę, kada jį išėmė, jis jau 5 minutės nekvepavo. Tai jeigu aš būčiau buvus namuose tuo metu, tai jūs galite įsivaizduoti, kokia būna dažniausiai reakcija. Kažkas atsitinka, kadangi tu nesi medikas ir tu nežinai, tai tu tiesiog galvoji, praeis. Visų pirma, tai tau dar reikia susivokti, kas čia vyksta, ar čia gerai, ar čia blogai, ar čia skubu, ar čia galima palaukti. Ir tada tu darai sprendimą, ar tu važiuosi, ar tu nevažiuosi. Vis tiek iki klinikų nuvažiuoti, kol tu susiruoši, kol ką, kem 5 minutės. Vaikas jau nekvepavo 5 minutės. Kai aš po 10 minučių man padarė tą Cezarį. Tai kad jis būtų išgyvenęs, čia yra 0 šansų. Tai yra be šansų. Ir žinot, kai aš patarlėse 16 skyriui, 9 eilutėj parašyta yra: žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet viešpats nukreipia jo žingsnius. Tai čia man visiškai buvo toks atsakymas, kad kaip aš sugalvojau tų skiepų ir jeigu aš nebūčiau eis tų skiepų darytis,
Aš pagimdžiau sekmanį, mano vizitas tik pirmadienį. Be šansų. Viskas, too late. Tai viešpats tiesiog nukreipė mano kelius. Tiesiog apsaugojo. Tai žodžiu, įvyko gimdymas ir po to aš atsidūriau ten tos intensyvios priežiūros palatoj po gimdymo po Cezario. Ir man po to prasidėjo didelės komplikacijos. Žodžiu, dingo visiškai šlapimas, buvo pažeisti inkstai, buvo pažeistos kepenys, buvo pažeisti plaučiai, plaučiuose atsirado vandens. Nuo skysčių, kurie pradėjo kauptis mano kūne, aš svėriau ten 90 gal. Ir mano trombocitai pradėjo sproginėti. Mano kraujas pradėjo, žodžiu, atakuoti. Žodžiu, jis pradėjo visiškai imuninę sistemą atakuoti ir sproginėti trombocitai. Praktiškai mano kraujas pradėjo naikinti mane. Ir aš atsidūriau taip reanimacijai. Tai žodžiu, Jono 10:10 parašyta, ar ne, kad vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Tai praktiškai prasidėjo vogti, naikinti ir žudyti. Ir aš tada atsidūriau toj reanimacijai. Ir, žinot, man tai buvo gyvenimo toks, tikrai išgyvenimas, nes aš ten patyriau tokių labai priverčiančių susimastyti dalykų gyvenime, kur mes šiaip, kai gyvenamės, nesusimastom. Nes viskas gerai, viskas fainai. Aš turiu daug laiko, aš čia gyvensiu ir viskas bus labai gerai. Vien tik tai, kad reanimacijoje žmonės nevaikšto. Ten nėra vaikštančių. Ten, įsivaizduokit, kaip matėt gal ar Daktarą House ar kažką, iš tų filmų, ar ne? Tai taip ir atrodo, visą parą, pip, 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 aparatai. Sunkios kažkokios ligos, vieni po avarijų, kiti po kažkokių tai labai sunkių būklių. Ir ten tu esi stebimas 24/7. Tarsi, ten nėra taip, kad tu vienas palatoj guli, ten tokia užuolaidėlė užtraukia tave ir visą laiką tave stebi, tu prijungtas prie aparato esi, žodžiu, visą laiką esi labai stebimas. Tai mane po paros tos intensyvios priežiūros išvežė į tą reanimaciją, žodžiu, įvedė čia kateterius visur. Aš prisimenu, aš pakankamai buvau sąmoninga, bet aš realiai nelabai suvokiau, kas vyksta. Aš galvoju, čia veža kažkur gerai, pasivažinėsim, bus smagu. Tai tiesiog gydytoja ten irgi tokia faina, ten kažką kalbina mane, sako, nuimkit ten tos žiedus, nuimkit tos laikrodžius, žodžiu, čia, sakau, gerai, imkit, negaila. Žodžiu, vyko labai daug to veiksmo, kur mano smegenys, nelabai suvokė, kad čia ta situacija, jinai tokia rimta yra. Man atrodė, kad čia, kažkaip viskas bus gerai čia. Tai žodžiu, blogiausia tikriausiai buvo 3 dieną, kai aš suvokiau, kad aš negaliu net pati pavalgyti. Aš tiesiog gulėjau, paslikau lovoj ir aš negalėjau iš vis pajudėti. Ir toks berniukas, kuris ten patarnaudavo, jisai mane pamaitino. Tai tada buvo toks piški, auč. O kame auč? Nes mes neįvertinam, kokie mes esam palaiminti. O kame mes esam palaiminti? Kad aš galiu pati nueiti į tualetą, kad aš galiu pati dantis išsivalyti, kad aš galiu nueiti ten, kur aš noriu. Kada nors įvertino tai? Aš ne. Viską kaip savaime suprantama. Kad aš galiu kažką dėl Dievo daryti, dar kartais ir nenoriu. O kaip aš ten norėjau kažką dėl Dievo daryti, o nieko negalėjau daryti. Nes guliu prirakinta prie lovos. Man keičia pampersą, mane maitina, man valo dantis. Aš esu visiškai neįgalus. Dabarse, mano smegenys jos nori, bet mano kūnas jis negali. Kokie mes esam palaiminti. Paprasti dalykai. Kad tu gali pats išsivalyti dantis nueiti. Čia kosmosas. Jo, ir aš ten, žinokit, patyriau tokią Dievo meilę per tos gydytojus. Ten žmonės su pašaukimu, ten dirbti neįmanoma, jeigu tu esi nepašauktas. Ten neįmanoma dirbti yra. Nes tu turi žmogui pampersą keisti, tu turi jį prižiūrėti, jie sugeba numaudyti žmogų lovoje nepakėlę iš jos.
pakeisti patalį nesugeba, nepakėlė žmogaus iš lovos. Aš nesugebėjau tikrai be šansų. Dažnai jie, sakau, aš buvau pakraupus ir apšalus nuo to lygio kaip ir nei vieno nemačiau susiraukusio. Aš tokią, sakau, Dievo meilę patyriau ten. Tai darykim, žinokit, kol galim daryti. Nes kaip ir sakė pastorius praeitą pamokslą, tu galvoji, kad tu turi daug laiko, mes neturim daug laiko. Mes nežinom nieko. Mes nežinom, ar rytojus ateis, mes nežinom. Gal man asmeniškai ir nebeteis rytojus, o aš dar svarstau, ar aš darysiu, ar aš nebedarysiu. Tai darykim, kol galim. Tai žodžiu, aš toj reanimacijai praleidau 11 parų. Nu ir po to mane perkelė į nefrologijos skyrių, žodžiu, inkstų skyrių. Gavau daktarę, wow, jinai kaip mama. Jinai manim rūpinosi, sako, tu man kaip dukra. Jinai tikrai taip rūpinosi manim. Aš gavau atskirą palatą su dušu, su tualetu, kur, sako, mes mylim labai neštukės. Tarsi, Dievas taip manim rūpinosi to laikotarpiu. Wow. Ir sausio 3 aš gaunu žodį. Dar vieną. Iš Išėjimo 14 skyriaus, 13-14 eilutė. Bet Mozė sakė žmonėms, tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį Viešpats jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote, daugiau niekada nebematysite. Pats Viešpats kovos už jūs, o jūs nutilkite. Ir Išėjimo 14:29. O izraelitai perėjo per jūrą sausa žemę, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir kairės. Nu, ir tada, kai aš gavau šitą žodį, aš supratau, kad stebuklo čia nebus. Žinot, kai būna pasimeldi ir atsitinka kažkoks stebuklas ir tu tiesiog būni išgyjęs. Nu, tarsi instant kažkoks dalykas. Aš supratau, kad man reikės pereiti tą sausą smėlį su tom perskirta jūra. Aš supratau, kad aš turėsiu pereiti. Ir, žinot, atrodo, iš to aplinkybių niekas nesikeitė labai. Gydytojai į mane labai taip žiūrėdavo gailiai. Ateina viena ir sako, nežinau, sako, kiek čia, kartais mąstau, kiek čia reikia tiem pacientam pasakyti. Nu, tai tu jau supranti, kad turbūt nėra labai gerai, kai daktaras tau sako, kad, nu, jis nežino, kiek reikėtų tau pasakyti ir kiek reikėtų nutylėti. Nes dializių man padarė 31, o dializės yra, kai tavo inkstai visiškai neveikia. Tai yra dirbtinis inkstas, žodžiu, aparatas, kuris vadinasi dirbtinis inkstas, tave su tais kateteriais, kurie čia yra, prijungia su tokiam šlangelėm, ištraukia tavo kraują, išvalo tas aparatas ir tas kraujas grįžta. Tai taip vyksta, žodžiu, valymas tavo inkstų darbas. Tai man tokių padarė 31 per visą tą laikotarpį, kol aš gulėjau klinikose. Ir kadangi man buvo problemos dar su plaučiais, mano šitam dešiniam plauti buvo vandens ir man buvo sunku kvėpuoti. Tai gydytojai nusprendė tą plautį drenuoti. Tai reiškia, kad tą skystį jie nusprendė ištraukti rankiniu būdu. Tai atėjo gydytojas su tokia adata įdūrė į plaučio kažkokią pleurą ir ištraukė, žodžiu, tą skystį. Nu ir gerai padarė tą procedūrą, viskas kaip ir gerai. Ir po to staiga aš jaučiu, kad dienos eigoj kažkas negerai. Man pradėjo darytis labai silpna, aš pradėjau labai prakaituoti, tiesiog gulėdama lovai. Pradėjau toks kaip dusulys prasidėjo ir koks milimetras. Tuo metu, kai man pasidarė tai bloga, mano gydytoja buvo mano palatoj. Atsitiktinumas čia? Kokia tikimybė, kad ten bus mano palatoj, kai man pasidarys bloga? Kokia tikimybė? Nes ten yra mygtukas, tu gali pasispausti jį ir ateis prižiūrėtojai. Nu, vieną kartą aš laukiau valandą, nes dirbo tik 2 žmonės. Ir jie patys labai pergyveno, žodžiu, kad negali ateiti anksčiau, nes labai daug darbo, čia mūsų tiek mažai. Tai jeigu tos gydytojas nebūtų buvę toj palatoj, aš būčiau uždusus savo krauju, nes mano plautis subėgo 3 litrai kraujo. Jos bėgte mane išvežė iš palatos ir bėgte nuvežė į operacinę. Mano vienintelės mintis buvo tiesiog, kad kas čia vyksta, nes aš nesupratau, kas vyksta. Nemačiau tunelio šviesos, ten tos tunelio gale šviesos. Nu, su Jėzum irgi nesusitikau.
Bet vienintelis klausimas buvo, kas čia vyksta, nes jaučiu, kad vyksta kažkas labai negerai, bet kas vyksta, nesuprantu. Tai kaip jau mane nuvežė į palatą, aš nebeprisimenu. Ir po to aš radau kateterį čia, šlaunį. Tai jį deda čia tada, kada jau pulso nebegali čia užčiuopti. Tai žodžiu, po to gydytoja taip, tarp kitko, tai va čia jums buvo skysčio, tai va čia patyrėt klinikinę mirtį, tai toks tarp kitko. Ir aš taip, ačiū, kad pasakėt, smagu žinot. Žodžiu, kokia yra Dievo apsauga? Kokia yra Dievo apsauga? Jeigu Dievas jis nebūtų atsiuntęs to žmogaus tuo metu, tai yra be šansų. Aš būčiau tiesiog numirus palatoj. Aš uždusus būčiau. Kokia yra Dievo apsauga? Wow. Ir aš jau čia gavau žodį, kad aš nebematysiu tų egiptiečių. O viskas tik blogėja. Ne? Visiškai netrodo, kad būtų kažkas geriau. Visiškai visos aplinkybės man kalbėjo priešingai. Tada kitas iššūkis buvo tas, kad jau kai išoperavo man tą plautę, aš ten pabuvau dar irgi reanimacijai, ten mane greitai pastatė, perkelė į plaučius, vieną naktį pabuvau pas plaučius, tada vėl perkelė į tos nefrologus, kur ir gulėjau. Ir man pradėjo labai temperatūra kilti. Aš kiekvieną vakarą, kokias 2 savaitės turėdavau 38. Man padaro dializę, grąžina į palatą, ir aš jau žinau, kad vakarėlis įgauna pasiutusi greitį ir mes vėl gulėsim su temperatūra. Tai būdavo sukyla temperatūra ir aš tiesiog guliu kaip kotletukas lovoj. Ir pajudėti nelabai. Tai būdavo mama atneša rankšluosčius deda ant manęs, ten vyras irgi atneša rankšluosčius deda, tiesiog mane šaldo, nes aš nelabai su pajudėjimu sunkiai. Ir dar plus po tos operacijos plaučio aš turėjau tokį labai mandrą rankinuką. Man prikabino iš plaučio tokią šlangą ir stiklainis, vadinasi Bobrovas. Žodžiu, ir aš turėdavau visą laiką jį nešioti su savim. Tai žodžiu, mano pajudėjimo būdavo trajektorija iki tualeto ir atgal. Tai čia būdavo žygdarbis nueiti iki tualeto. Tai žodžiu, dar plus tu turi nešiotis tą sunkų stiklainį. Tai va, tai žodžiu, ta temperatūra jau buvo toks biški jau, gal jau galėtų baigtis, bet tada tokia mintis atėjo, gerai, 2 kartus čiut neužsilenkiau, kažkaip išgyvenau, tai gal dabar irgi išgyvensiu. Kažkaip viskas gerai. Ir pabiški kažkaip viskas pradėjo tvarkytis. Žodžiu, viskas pradėjo po truputį gerėti ir jau jie pradėjo kalbėti apie namus, kad jau išleis mane namo. Ir, žodžiu, viskas išėjo taip, kad aš pagimdžiau gruodžio 21 ir kaip ir logiškai neišeina, ar ne, kad aš po metų supuosiu savo kūdikį. Bet aš savo kūdikį supavau lygiai po metų vasario 12 dieną, kai aš grįžau iš ligoninės. Ir tai praėjo metai. Dienom neskaičiavau, jau galbūt įžūlu mano atveju, bet lygiai metai praėjo ir aš supavau savo vaiką. Ir tai buvo visiškai Dievo išsipildymas, dažnai Dievo žodžio išsipildymas, tai ką jisai man pasakė, žodis į žodį. Tai tiesiog jeigu dar kažkas turite abejonių, ar Dievo žodis jisai išsipildo ir ar Dievo pažadas išsipildo, tai va tas vaikutis, kur yra va ten va, tai ten yra žodis tapęs kūnu. Tai yra tiesiog žodis tapęs kūnu. Dievas man davė žodį ir žodis tapo kūnu. Tai yra gyvas liudijimas. Ir aš tikiu, kad jisai vieną dieną gal liudys savo istoriją, nes jis realiai yra stebuklas. Tikrai. Dievas padarė stebuklą. Ir aš kažkaip galvau, kad aš kai grįšiu namo, tai viskas ir taip kažkaip pradės tvarkytis, ir viskas bus labai gerai, aš jau ten pašoksiu, iš karto vaikų rūpinsiuosi, jau ten ir maitinsiu, ir valgyti darysiu, viską darysiu. Bet aš kai grįžau namo, man išrašė mėnesio antibiotikus ir viskas pradėjo dar labiau blogėti, nes aš turėjau gerti tos antibiotikus. Tie antibiotikai labai kažkaip atėmė jėgas, mane labai pykindavo, aš numečiau 10 kilogramų nuo to nevalgymo, aš bandydavau valgyti per prievartą, nes man reikia gerti antibiotikus, kartais ką valgydavau ir išvemdavau, žodžiu, labai bloga buvo. Ir toks atrodo, koks paradoksas, mano tyrimai kaip ir gerėja, o mano savijauta tik blogėja.
Ir atrodo, kaip taip įmanoma. Dievasgi pasakė, kad viskas bus gerai. Tai kodėl viskas eina tik blogyn? Apie maldą irgi. Man būdavo labai sunku melstis. Aš iš lovos nepasikeldavau. Aš nueidavau išsivalyti dantis, va taip va drebančiam kojom, išsivalau dantis ir staigiai vėl į lovą. Aš jau nekalbu apie išsimaudymą, nes irgi žygdarbis. Žodžiu, labai buvo sunku. Ir psichologiškai pasidarė jau taip sunkiau, nes aš suvokiu, kad mano protas tai jisai nori ir jisai gali, bet mano kūnas yra visiškai out. Ir žodžiu, dar gripu ten susirgau, žodžiu, ten prisidėjo visokių tokių dalykų, kur, jau pasidarė toks, kad, sunku. Ir tada Dievas man prakalbėjo iš Jono 6:63. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Tada. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Kūnas nieko neduoda jums. Kad tas gyvybės šaltinis yra jisai ir tas žodis, kurį jis man kalbėjo. Ir jeigu aš įsikabinsiu į tą žodį, tai tada aš ir turėsiu tą gyvybę. O ne kažkokiais tai savo pastangom kažkokiom. Tada dar jis man prašnekėjo iš Jono 12:49-50. Jono 12:49-50. Aš juk kalbėjau ne iš savęs. Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti. Ir dar aš žinau, kad jo priesakas tai amžinasis gyvenimas. Tad ką aš kalbu, skelbiu taip, kaip tėvas man yra sakęs. Ir 139 psalmė nuo 15 iki 16 eilutės. 139, 15-16. Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse. Tavo akis matė mane dar negimusi ir tavo knygoje buvo viskas surašyta. Dienos, kurias man skyriai, kai dar nei vienos jų nebuvo. Ir žinot, aš taip suvokiau, kad Dievas yra suplanavęs mums tą kiekvieną dieną. Ir jo knygoje yra viskas surašyta. Ir jisai, kai mums kalba, jisai nekalba iš savęs, jis kalba tai, ką tėvas jam kalba, nes jis niekur nedarė iš savęs. Jis darė viską, ką matė, ką tėvas daro. Ir visa tai, ką mes gaunam iš jo, tai yra vienas tas paketas. Dievo planas mums. Tai yra tobulas Dievo planas mums. Jis neišsigalvoja kažkokių nebūtų dalykų. Ir tos visos dienos jos yra surašytos jo knygoje. Dievas žino kiekvieną mūsų dieną, jis suskaičiavęs visus plaukus ant mūsų galvos. Mes galvom, kad mes daug apie save žinom, bet iš tikrųjų Dievas geriausiai mus pažįsta. Dievas jisai žino geriausiai viską apie mus. Ir jisai žino viską, kas turi įvykti mūsų gyvenime. Ir žinot, yra Dievo planas mūsų gyvenime, yra mūsų planas ir yra velnio planas. Mes renkamės. Mes renkamės, kurį mes planą vykdysim. Ir ko aš tikėsiu? Ar aš tikėsiu dabar savo šitom aplinkybėm, kur aš dabar esu ir man žiauriai blogai? Tikrai blogai. Ar aš tikėsiu velniu, kuris man sako, nepagalvojai už ką tau taip? Čia tarnauji, stengiasi, per mažai biški, ne? Nenori biški pagailėti savęs. Nenori biški depresiją. Labai geras metas. Ne? Ar yra Dievo planas, kuris sako, tu egiptiečių, kuriuos tu matei, o kas Egiptas yra? Pasaulis, visos tos lygos, viskas. Tu tą, ką tu matei, tu daugiau nebematysi. Ar aš pasirenku šitu tikėti? Čia yra mano atsakomybė. Ką aš darysiu su to? Ir Dievo realybė man yra jo tas planas. Mano yra pasirinkimas, ką aš pasirinksiu. Aš turiu tikėti jo planu, jeigu aš noriu to gyvenimo. Jeigu aš noriu, kad iš tikrųjų ta dvasia teikianti gyvybę būtų many. Ar ne? Tai čia yra esminis dalykas. Žodžiu, dabar kas vyksta? Dabar mano savijauta yra, aišku, žymiai geresnė. Yra tų padarinių. Yra ta 4 stadija, yra, žodžiu, iš vis 5 inkstų stadijos. 5 reiškia dializės. Viskas, tavo inkstai neveikia, tau reikia dirbtinio inksto. Aš esu 4. Po truputį jie kaip ir gerėja, bet mano daktarė sakė, kad čia yra stebuklas, kad jie iš vis atsigavo.
nes jie jau prognozavo, kad tikriausiai man reikės operacijos ir tikriausiai reikės donoro. Tai, kas vyksta, mano tyrimai kaip ir jau yra grįžę į realius panašius skaičius, nes anksčiau ten būdavo tūkstančiais. Mano mama pamačius mano reanimacijos tyrimus gėrė raminamosius. Nu, žodžiu, nebuvo geri rezultatai, bet dabar jau viskas kaip ir gerėja. Dievas jis man nepasakė, kad aš tau išgydysiu visiškai tas inkstus ir kad tu čia būsi nuliovas sveika ir viskas tau čia bus gerai. Jis man pasakė, kad aš nebematysiu to egiptiečio. Kaip aš tai priimsiu? Irgi. Ar aš tikėsiuos, kad jis išgydys mane, nors jis man kaip ir taip tiesiogiai nepasakė, ar ne? Ir aš tada, jeigu jis manęs neišgydys, kaip ir tada toks, Dieve, bet tai tu čia man sakei? Toks pasipiktinimas, žinot, kai mes pasipiktinam Dievu, kai jis mums duoda žodį ir mes savo lūkesčių prisikūrėm, kaip jis turi įvykdyti tą žodį. Jis turi padaryti taip ir taip ir taip, taip kaip aš noriu. Va tas žodis, jis kalbėjo, va man bus taip ir taip. Bet Dievas jisai turi savo planą. Bet žinot, jeigu jis net ir neišgydys man tų inkstų, aš vis tiek jam tarnausiu. Tai, ką aš mačiau ligoniniai, per tai, ką aš perėjau, jūs man įrodysit, kad Dievo nėra. Jūs man įrodysit, kad nėra jo apsaugos ir jūs man įrodysit, kad čia buvo Dievo tipo rykštė tau ar dar kažką. Ne. Dievas mus praleidžia per tos sunkumus, bet jis visada yra su mumis. Visada. Jis niekad mūsų nepalieka ir niekad neapleidžia. Amen. Ir dėl maldų. Vakar irgi kalbėjo pastorius apie maldą ir aš suvokiau vieną tokį dalyką. Aš esu realiai išmelstas žmogus. Nes tiek, kiek žmonės meldėsi už mane, aš labai esu dėkinga kiekvienam, kuris meldėsi už mane. Nes jeigu ne tos maldos manęs nebūtų. Tikrai. Tikrai. Nes visą tą laiką, kol aš buvau ligoninė, aš jaučiuosi kaip po kokiu gaubtu, tokiu malonės. Gaubtu. Ir toks atrodo viskas vyksta, bet tarsi nelabai su manim čia vyksta. Ir tos maldos buvo tai, kas mane laikė. Tos maldos mane išlaikė. Tai jeigu jūs meldžiatės ir nematot atsakymo dabar, tai nereiškia, kad tai neveikia. Nes daug gali karšta teisėjo malda. Labai daug gali. Ir aš esu to įrodymas tiesiog. Nes realiai jūs tiesiog mane išmeldėt. Ačiū labai už jūsų pasiryžimą ir tikėjimą. Čia yra labai, labai svarbus dalykas. Melstis už kitus. Čia nėra taip, kad aš meldžiuosi ir niekas nevyksta. Labai daug dalykų vyksta. Tos daktarės galėjo nebūti tada, kada man tos plautis ten kraujavo. Aš galėjau taigi ten užsilenkti laisvai. 2 kartus. Bet Dievas išgelbėjo mane. Tik jo gailestingumu, ne dėl to, kad aš kažkas, ne dėl to, kad čia, dėl to, kad jis gailestingas ir jisai geras yra. Jis tiesiog pasigailėjo manęs. Tiesiog pasigailėjo. Aš nieko dėl to nepadariau. Aš neverta esu. Bet jis pasigailėjo manęs, kad aš galėčiau matyti, kaip mano sūnus auga. Kad aš galėčiau gyventi. Kad aš galėčiau dar kažką nuveikti šitam gyvenime. Tai vertinkim tai. Darykim dėl jo, nes jisai vertas yra. Jis vertas vienintelis yra. Nėra daugiau dėl ko gyventi šitam gyvenime. Nėra. Galite ieškoti, kur norit. Nėra nieko. Kai mes visi atsiduriam prie mirties, tu tiesiog suvoki, kad ką, tu galvoji, tipo, kiek aš pasiekiau, tu galvoji, kiek aš pinigų sąskaitoje turiu, kokią mašiną turiu, neįdomu. Mes visi ten reanimacijai lygus. Visi mes lygus. Nieko, nei geresnio, nei blogesnio. Visi prie to paties laiptelio. Ir tik Dievo gailestingumas mane ištraukė. Tik Dievo meilė mane ištraukė. Tai tiesiog tai, ką jisai mums šneka, laikykimės. Laikykimės to, ką jisai mums sako. Ir jo pažadai tikrai išsipildos, tikrai yra ištikimas. Taip, kaip jisai pasakė, nesvarbu, tu gali mirštantis būti jisai ištesies. Nes jisai pasakė, nes jis išaukštino savo žodį aukščiau negu savo vardą.
Įsivaizduokit, jis išaukštino savo žodį aukščiau negu savo vardą. Jeigu jis tau pasakė, jeigu jis tau pažadėjo, jis ir įvykdys. Mums svarbiausia yra tiesiog pasilikti tame žodyje. Neišsižadėto žodžio. Ir kai ateis tos aplinkybės, kurios yra visiškai priešingos, nesakyt, kad ai, tai prisigalvau, Dievo žodis šiandien neveikia. Ne, jisai veikia. Amen. Viskas.